Sveiki visi, mano vardas Laimonas, esu iš Kauno Detalių ir mes toliau tęsime pasivaikščiojimą po Kauną. Ir man už nugaros matome dar vieną pastatą, apie kurio gyventojus norėčiau jums papasakoti. Tai statinys, kuris pasislėpęs nuo mūsų visų akių, bet turi intriguojančių ir įdomių dalykų. Keliaujame su manim kartu. Namas gražus ir įspūdingas, kaip matote šitoje vietoje, savo turiu irgi įspūdingų 1932 metai. Projekto autorius Aleksandras Gordevičius. Na, o šį kartą mes esame prie pedagogo Matijošaičio namo. Matijošaitis nieko nesusijęs su Kauno miesto dabartinė valdžia. Tai yra visiškai atskira šeima, švietėjiška šeima. Ir 32 metais šis žmogus persikėlė gyventi iš Vilniaus į Kauno miestą. Labai įdomus yra momentas tas, kad Matijošaičio žmona Julija yra mūsų žinomo rašytojo Biliūno našlė. Ir dar vienas dalykas, kuris yra įdomus, tai kad ši šeima priglaudžia mažą mergytę, kuri vėliau išauga į Lietuvai nusipelniusi žmogų, kuris kūrė lietuvišką mokyklą, lietuvišką švietimo sistemą, tai yra Meilė Lukšienė. Dar galima paminėti, kad Julija Biliūnienė Matijošaitienė buvo tikroji teta Marijai Gimbutienei, dar vienai ryškiai asmenybei Lietuvai ir visam pasauliui, istorijos tyrinėtoja, archeologė. Tai šeima gyveno šitam pastate, pirmajame aukšte. Dabar mes matome šiek tiek sumažėjusią tą teritoriją, bet matome ir laiptų likučius likusius į gražų sodą, kuriame šeima mėgdavo leisti laiką. Galima pakalbėti ir apie pelningus ir nepelningus namus. Tarpukario Lietuvoje buvo didžiulė krizė būsto atžvilgių, nuomos labai trūko plotų ir kiekvienas žmogus, kuris statydavo savo šeimai namą, visą laiką pagalvodavo apie tai, kad dar galima būtų priimti gyventojų. Tai tokiu atveju ir Matijošaitis, matome, pastato nemenko tūrio namą ir priima gyventojus gyventi nuomos sąlygomis. Nuomos kainos Kaune tikrai buvo kosminės, lyginant ypatingai dar ir su šiais laikais. Prasidėdavo neturtingose rajonuose, jeigu norėtumėt vieno kambario būstą išsinuomoti, tai kainuodavo maždaug 100 litų. Tai nekvalifikuoto darbininko viena alga. Aišku, buvo Kaune ir tų vadinamų nepelningų namų, tai ir Juozo Tubelio vila ir Pacevičiaus vila pastatai, kurie priklausė arba labai turtingiam žmonėm, arba buvo maži savo turių, bet neprastesnio vaizdo, negu matome tą gražų Kauno miesto modernizmą. Pasikviečiau jūs į kitą namo pusę. Jau yra lenta ant pačio pastato, bylojanti apie tai, kad name nuo 32 iki 49 metų gyveno ir kūrė žymus pianistas, kompozitorius, dirigentas, profesorius Balys Dvarionas. Jis buvo priimtas kaip nuomininkas į šitą pastatą. Na ir kada jis gyveno tame laikotarpyje, žinome, kad Kaune buvo tas žymusis radiofonas ir radiofonas turėjo nuostabų orkestrą, kuris kurodavo visiems pažįstamas melodijas arba pristatydavo užsienio kompozitorių darbus. 49 metais Balys Dvarionas palieka Kauno miestą, išvyksta į Vilnių, tampa Vilniaus miesto filharmonijos orkestro vyriausių dirigentų. Bet kaip ir minėjau, Vilniuje vyksta tas dalykas, kurio nelabai turėtų didžiuotis Balio Dvariono, sakysim, ir giminės likę, ir jo mokyklų vardus besimokantis moksleiviai. Tai, kad kartu su Antanu Venclova 50 metais Balys Dvarionas sukūrė LTSRS himną. Turbūt nedaugelis žinote irgi šitą faktą. Jisai yra dabar šiek tiek slopinamas, nes keista yra tai, kad kai kurie menininkai yra baudžiami už savo veiklą su sovietinė sistema, o žmogui, kuris sukūrė LTSRS himną, mes toliau aukštiname jį, vertiname ir bandome jį pateisinti šitoje vietoje. Tai tokia yra Balio Dvariono gyvenimo kreivė. Na, jeigu busite, atostogausite Palangoje, tai norėčiau rekomenduoti aplankyti ir Palangos kapines. Tai yra labai įdomi ir vieta, kurioje galite sutikti ne vieną kaunietį arba Kaune palikusį pėdsaką žmogų. Tai ir Balio Dvariono kapą aplankyti, kuris palaidotas yra Palangoje. Taip pat Stasį Povilaitį, Vladą Jurgutį, Lyto tėvą. Taip, kad atostogaudami nepamirškite ir Lietuvos istorijos ir buvusių kauniečių.
paliekame Matijošaičio gražų į namą. Pereisime į kitą gatvės pusę, kad mums atsivertų vaizdas dar gražiaus vieno pastato, netgi, sakytume, pastatų komplekso. Esame netoli Bernelių užeigos, kurią Kaune visi labai gerai žino. Bet ar žino, kas vyko Bernelių užeigoje 1926 metais? Apie tai noriu papasakoti jums dar vieną istoriją. Esame jau prie tų įspūdingų namelių, kur yra Donelaičio gatvėje, namai statyti XIX amžiaus pabaigoje. Ir kaip pasakoja Kauno miesto istorijos, būtent šitie gražiai stilingi namai atsiranda tada, kada Kauno tvirtovė kūrėsi ir statėsi. Ir čia gyveno tie vadinami statybininkai, kurių vienas iš darbų buvo pastatyti Kauno miestui ir soborą mūsų įžymųjį. Na ir lentelė kabo ant pastato dviem asmenim skirta. Viena yra iš jų Jonui Dobkevičiui, amatų ir pramonės rūmų pirmininkui pirmajam Lietuvos ir finansų ministrui, kuris šitame name su šeima įsikelia ir gyvena nuo 1920 metų. Bet istorija šito pastato susijusi labiau su žymuoju lėktuvų konstruktoriumi Jurgiu Dobkevičiumi, kuris kūrė lėktuvų. Žinome, kad Kaunas betarpiškai susijęs ir su Kauno oro uostu, su vieta, kur visas Lietuvos aviacijos gimimas, skrydžiai tarptautiniai vykdomi buvo ir jo veikla tam tikrą prasme tęsiasi iki šių dienų. Tai Jurgis Dobkevičius buvo jaunas pašėlęs vaikinukas, kuris pasakojama netgi pirmąją Lietuvoje mirties kilpą atliko Kaune 1920 metais. Na ir galima paminėti vieną istoriją, kuri gal ir liūdnoka. Būtent šitam name tą istoriją aš kažkada pavadinau keliautojams kaip mamos širdis, mamos širdies jausmas. Mama nenorėjo Jurgio Dobkevičiaus išleisti oro uostą. Birželio būtent 8 dieną užrakino šito pastato duris. Jurgis norėjo bandyti savo trečiąjį modelį, užrakino duris, bet ankstų rytą prie pastato sustoja du baikeriai. Žinome, kad karo lakūnai aviatoriai buvo ir baikeriai Kaune garsėja savo motociklų griausmais. Sustoja prie pastato ir Jurgis Dobkevičius tyliai ramiai išlipa per šito statinio langą, išlipę sėda ant motociklų ir išskrenda, jeigu taip galima pasakyti, iki Kauno oro uosto. Sėda į savo lėktuvą, pakyla išbandyti trečiąjį modelį, o mama pajutus, kad sūnaus nėra, taipogi išeina iš šitų namų, keliauja link Kauno oro uosto. Žinome, kad transporto tada tokio kaip dabar tikrai nebuvo. Ir jinai užlipusi ant Aleksoto kalno, pirmoji randa sudužusi savo sūnaus lėktuvą ir pirmoji randa nukentėjusi būtent Jurgį Dobkevičių, jo kūną. Dar jis išgyvena keletą valandų, bet ant mamos rankų panašu ir miršta. Tai mamos širdis tas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, kada jinai jaučia artėjančią nelaimę, įsiklausyti tą dalyką. Ta byloja Jurgio Dobkevičiaus, žymaus konstruktoriaus istorija ir pirmasis susitikimas su mirtim ir mirtis ant mamos pačios rankų. Toje vietoje, kur žūsta Jurgis Dobkevičius, šito namo gyventojas, yra pastatytas atminimo akmuo ant Aleksoto kalno, kurį ekskursantam tikrai žadu parodyti ekskursijose naujose. Ir toje vietoje, kur žuvęs, irgi yra pastatyta mokykla, kuri turi Kaune Jurgio Dobkevičiaus vardą. Dar vienas įdomus faktas, kad nebaigti liūdnai, yra tai, kad Jurgis Dobkevičius ant savo modelių lėktuvų rusų kalba jau užrašydavo savo inicialus, tai yra rusiška raidė U, rusiška raidė D. Ir karininkai pamatė šitą užrašą, juokdavosi iš jo ir prašydavo pakeisti tą dalyką, kad neglumintų žmonių. Vis dėlto vertimas buvo Judas ir vėliau jisai pakeitė pavadinimą į Dobį, kad išvengti sąsajų su žmogumi, kuris išdavė Jėzų Kristų. Tai va tiek istorijų prie pastato, kurį mes gerai žinome dabar kaip Bernelių užeiga. Reiktų įsivaizduoti truputėlį šiek tiek kitokį vaizdą. Tos įėjimo kolonos, jos buvo labiau į gatvės pačią pusę. Tik tai, kada gatvės rekonstrukcija vyko visuose namuose, arba jos buvo nukirstos kaip šalia esančiam pastate, arba tiesiog įtrauktos šiek tiek į vidų. Tai va dar užrašas skelbia, kad buvo Vengrijos konsulatas šitoje vietoje ir jam vadovavo Jonas Dobkevičius, Jurgio Dobkevičiaus tėvas. Tai kai eisite valgyti lietuviškų patiekalų, atsiminkite, kad buvo šitas pastatas savyje turėjo ir tokias istorijas, kurias norėjau jums papasakoti.